savivaldybę ir apie tą išsakytą mintį dėl parduotuvės. Savivaldybė taip pat yra pateikusi projektą dėl amatų centro, nes iš tiesų, ką ir Genutė kalbėjo, kad, na, galbūt mažai tos rinkos, galbūt tas mūsų rajonas yra mažas. Mes galvojame apie tokį amatų centrą mieste. Ir tikimės kitais metais jau bus skirtas finansavimas mūsų amatų centrui, Ukmergės. Bus paremti 15 centrų Lietuvoje, mes esame tame tarpe ir mes galvojam apie senas dailės, buvusios dailės mokyklos patalpas, kad ten įrengti tokį amatų centrą ir ten, manau, galbūt galėtų įsikurti ir parduotuvę.